Nycių kaimo gyventojai, turtuoliai Batuotas ir Ksena katinai tuoj ėmė ir nuvyko su savo visureigiu Mersu Geliku dviese tiesiai prie pat Kupiškio marių vandens, link tos pliažo vietos, netoli miesto, kur dabar vyksta labai didelis renginys – Kupiškio miesto šventė. O kadangi pats renginys vyksta prie pat marių, greta ten esančioje ilgoje saloje, tai daugiausiai veiksmo ir judesio ir vyko būtent ten. Nyciečiai katinai sunkiai galėjo patikėti tuo, ką čia mato, kad tokia nepaprasta gausybė gyventojų čia yra susirinkę. Vos tik įžengė į šventės teritoriją pro pat stilizuotus didžiulius vartus, pamatė tarptų visų asmenų ir keli savo draugus bei šiaip pažįstamus. Su vienu iš jų Batuotas vos kaktomuša beveik nesusidūrė. Paskui ėmė ir nutiko tai, ko turbūt niekas ir nebuvo norėjęs, kad čia nutiktų, pradėjo lauke pilti itin stipri liūtis. Netrukus visi takai aplink virto vandens pilnais, sruvenančiais upeliais, katinai užbėgę dar spėjo pasislėpti nuo gausaus lietaus po Valčių Elingo lauko terasos pastoge. Kai lietus kiek apstojo pliaupęs, atrodė, kad viskas jau ir baigėsi, lietaus daugiau nebus, bet taip galvoti buvo apgaulinga, netrukus aptemo ir pratrūko lyti antra tokia pat stipri liūtis. Kadangi jiedu tada jau buvo nutolę nuo to Elingo, Batuotui ir Ksenai teko pasikliauti vien savais skėčiais ir pulti po jais slėptis. Po lietaus per pontoninį tiltą nuėję tiesiai į salą, katinai ten vienu šalia kitų matė dar daugiau čionai atvykusių prekeivių, dar daugiau visokių siūlomų pramogų. 2025 m. Liepos 19 diena. Čia yra istorija apie tai, kaip šventės metu Kupiškio marių saloje prasidėjo pirmoji stipri liūtis ir pokalbis tarp nyciečių turtuolių Batuoto bei Ksenos katinų, kai jie pasislėpė po Valgių Elingo pastato stoginę. Kupiškio miesto šventė, kur buvo minima garbinga miesto jubiliejinė sukaktis, tiesiog dūzgė nuo susirinkusių gyventojų gausos. Atvykę su savo prabangiu visureigiu Mersu Geliku, Nycių kaimo turtuoliai Batuotas ir Ksena jau buvo spėję nuveikti nemažai reikalų. Jiedu neskubėdami apžiūrėjo tautodailininkų mugę, linksmai lingavo į taktą klausydami nuo scenos skambančių liaudies dainų ir žinoma paragavo visko nors skanaus iš lauko kavinių asortimento. Šventinis šurmulys Kupiškio marių saloje pasiekė patį įkarštį. Nycių kaimo turtuoliai Batuotas ir Ksena katinai gretimai drauge lėtai žingsniavo pro prekeivių palapines. Batuotas atrodė itin stilingai, ant kaktos pasidėjęs tamsius saulės akinius, vilkėjo trumpomis rankovėmis marškinėlius ir šortus, siekiančius žemiau kelių. Buvo apsimovęs ant pėdų tamsias vyriškas basutes. Šalia jo grakščiai žengė jo ilgametė gyvenimo draugė, žmona Ksena, jos ilgi tamsus plaukai buvo palaidi, ji vilkėjo lengvą palaidinukę be rankovių, iš po jų viliokiškai kyščiojo lauk jos po drabužiais vilkimos liemenėlės petnešėlės. Dar ji vilkėjo trumpus šortukus, atidengiančius jos vis dar tebesančio viliojančio grakštumo ilgas ir nuogas moteriškas kojas, o avėjo atviromis bekulnėmis basutėmis. Žodžiu, moteris vis dar pačiame savo gražume tebesanti. Vasaros karštis ore buvo stingdantis, todėl tokia apranga atrodė idealus pasirinkimas šventei. Staiga, kai niekas to tikrai nebuvo norėjęs sulaukti, giedrą dangų beveik akimirksniu perrėžė tamsus, grėsmingi debesys. Momentaliai iškart sutemu. Net nespėjus visiems susivokti, kas vyksta ir kas bus toliau, iš dangaus pasipylė pirmoji, neįtikėtinai stipri vasaros liūtis. Didžiuliai vandens lašai pradėjo aklinai skandinti salą. Būtent kaip tik tuo metu šie du nyciečiai turtuoliai iš salos ramiai savo pontoniniu tiltu ėjo atgal link didžiosios sausumos į renginio pusę. Aplinkui kilus panikai, Ksena garsiai cyptelėjo, žvilgtelėjo į dangų ir su rankos delnu bandė saugoti savo šukuoseną, o Batuotas tvirtai sugriebė jai už rankos. Bėgam, Ksena? Po tą stoginę ir kuo skubiau. Sušuko Batuotas, rodydamas į netoliese esančią medinę Valčių Elingo terasos konstrukciją. Jiedu pasileido bėgti kiek įkabindami. Nuo skubių žingsnių tas pontoninis tiltas ėmė savaime linguoti į kairę ir į dešinę, abudu bėgdami baiminosi to, kad tik neatsitrenktų stipriai į priešais juos einančius kitus asmenis, po to neišlaikę pusiausvyros neišvirstų pro turėklų tarpus lauk, stačia galva tiesiai į aplinkui tyvuliuojantį vandenį. Šiaip netaip saugiai pralėkė per tą nelemtą tiltą, pasiekė žemę.
Kone sulig kiekvienu jų įveiktų atstumo metru, iš dangaus krintantys stambus vandens lašai ėmė vis stiprėti, gausėti, tiesiai virš marių vandens susiformavo tiršta miglos siena. Lašai krisdami žemyn tiesiog be perstojo ėmė kapoti lygų marių vandens paviršių. Ksenos basutės jau slydo per šlapią žolę, o lietaus lašai akimirksniu pateko po jų lengvais drabužiais. Įskrieję po medinę pastogę, jie sunkiai kvėpuodami sustojo pačiame saugiausios, sausos vietos viduryje. Čia jau spaudėsi dešimtis kitų permirkusių šventės dalyvių, visi susigūžę laukė stichijos pabaigos. Aplinkui nuo stogo dundėjo žemyn vandens rautai, o takeliai akimirksniu virto srauniais upeliais. Bet net ir tokiu oro per užėjusią galingą liūtį, kai kas vis tiek dar bandė lysti į marių vandenį, toliau čia maudytis. Tačiau jokių būdų neniciečiai. Batuotas su ranka nusišluostė savo nuo veido vandens lašus, pasitaisė tamsius akinius nuo saulės ant viršugalvio, tada iš šortų kišenės išsitraukė savo išmanųjį telefoną, norėdamas patikrinti orų radarų prognozes ir atsisuko į Kseną. Ji irgi valėsi vandens lašus nuo veido, purtydama šlapius plaukus, pečių lygmenyje jos vilkima atvira palaidinukė jau buvo kone persigėrusi nuo lietaus drėgmės. Va, Ksena, ir aš nebuvau nustebintas to, kad šitaip čia pradėjo lyti. O dabar dar reikia palaukti, ramindama žmoną ištarė Batuotas, rodydamas į šviečiantį ekraną. Na ir šios vasaros siurprizai. Lyja vis ir lyja. Atsiduso Ksena, žiūrėdama į marių vandenį, kurį kapojo lietaus lašai. Pažiūrėk į mano basutes, gerai, kad bent kulniukų nėra, būtume tikrai griuvę vidury kelio, ypač kai lėkėme skubiai per tiltą. O va šitie mano bateliais dar visai tikrai tinka tokiam greitam bėgimui per lietų. Tikėkimės, kad šis debesis greitai praeis. Sinoptikai žada, kad tuoj prašvies, tarė Batuotas, stebėdamas aplinkui susirinkusius gyventojus, kurie taip pat garsiai aptarinėjo netikėtą gamtos išdaigą. Svarbiausia, kad spėjome laiku pasislėpti ir esame saugus nuo šitos drėgmės. Šiek tiek kantrybės ir galėsime tęsti šventę. Bet dabar tu tik pažiūrėk, kaip pila šiliūtis gausiai visur aplink mus, net balta yra tolumoje matyti. Jiedu liko stovėti po saugiu stogu, petis į petį su kitais šventės svečiais, laukdami, kol nurims pirmasis stiprus dangaus pyktis, net neįtardami, kad ši apgaulinga ramybė vėliau atneš dar vieną netikėtą išbandymą.